Gerbiamas kolega, dar prieš 5 metus buvo automobilių taršos mokestis priimtas ir ten buvo nurodyta, kad dalis to mokesčio turi eiti naujo miško sodinimui perduodavo miškų urėdijai. Buvę liberalų konservatorių valdantieji nei vieno medžio nepasodino ir nevykdė šito įstatymo. Tai kaip jūs galvojat, ar reikėtų gal pagaliau pradėti vykdyti tą įstatymą? Miškų urėdijai perduoti 2, 3, 10 tūkstančių hektarų to ploto, iš to mokesčių pasodinti tą mišką ir turėtumėm 10-20 tūkstančių hektarų naujo miško. Kaip ūkininkas ūkininkui atsakysiu. Kai 10-20 atiduosi Europos komisijai, tau tokią raudoną lempą užsidegs daugiamečių pievų ir arių neremų. Tai man atrodo, dings noras tos 10-20 tūkstančių paversti. Taip, aš manau, kad mes kartais politikai daug prisišnekam, daug pažadam ir kartais tikrai mes nevykdom, kartais atsitraukiam nuo tam tikrų dalykų. Ir automobilinis mokestis yra tas pavyzdys. Man atrodo, ir Simonas sutiks, kad užkarta kartelė buvo, pinigų reikėjo, jos paėmė. Lygiai taip pat, gerbiamas Valio Ąžuolai, akcizas, kuris skirtas, turi būti išimtinai skiriamas keliams. Tai iš akcizo surinkama 42,7, man atrodo, ne, ar 43, reikėtų patikslinti duomenis 25. Tai kur atitenka visai kitom reikmėm. Tai aš dėl to čia ir įdėjau, kad atitektų išimtinai urėdijom. Būtent į įstatymą mes tą ir įdėjom, nes jau tuo metu buvo bandoma gudrauti, kad tipo atiduokit mums į nacionalinį biudžetą, o mes iš nacionalinio biudžeto duosim urėdijai pagal poreikį ir mes tos miškus atsodinsim. Žinau aš tos dalykus, kai nueina į nacionalinį biudžetą. Kai ten nueina, tai jau nieks nebegauna.